Sveiki. Šiandien pabandysime nubrėžti keletą figūrų. Prisiminkime. Norint nubrėžti figūrą, reikia eiti į auselę įterpimas. Auselėje įterpimas randame mygtuką figūros ir pasirenkame, kokias norime figūras. Štai nubrėžiau apskritimą. Pabandykime dar nubrėžti dar vieną apskritimą. Nubrėžkime dar, sakykime, kokį trikampiuką. Na ir jeigu man reikia, aš galiu dar pasikopinti tokį. Štai nusikopijuoju dar vieną trikampiuką. Turiu 4 figūras. Dabar vyksta pagrindinis darbas su figūromis. Einu į auselę formatuoti ir auselėje formatuoti pasižymiu pirmąją figūrą. Galiu šitai figūrai parinkti spalvą, parinkti kontūrą, jeigu noriu. Galiu išvis padaryti, kad to kontūro nebūtų jokio. Tada susitvarkau antrą figūrą. Antrai figūrai galiu parinkti iš kompiuterio siūlomų man kažkurių tai, tarkim, spalvų. Trečią figūrą vėlgi parenku visiškai, sakykime, kokius nors panašius. Štai kontūrą irgi paimkime tamsiai žalią. Dar vieną figūrą lygiai taip pat analogiškai, truputėlį kitokios spalvos ir kontūrą pasirinkime taip pat žalią. Jeigu man reikia, aš figūras paėmus už tai šito žalio bumbuliuko galiu pasukinti. Galiu sukti kaip noriu, jos tiesiog man sukasi. Jeigu noriu, galiu šitas figūras panaudoti mygtukus perkelti pirmyn ir nukelti atgal. Štai galiu panaudoti mygtuką, dabar stebėkite, žalia mano figūra yra pažymėta, perkelti pirmyn. Atsiranda viršuje. Šitas, tarkim, norėčiau nukelti į galą ir šitą noriu taip pat nukelti į galą. Štai figūras. Kada aš jau turiu nusipiešusi visas figūras, kurias noriu, ir man atrodo, kad čia mano idealus piešinys, jas būtina sugrupuoti. Grupuojame, pats paprasčiausias grupavimo būdas yra štai toks. Dabar klaviatūroje Ctrl klavišą užspaudžiu. Viena figūra mano yra jau pasirinkta trikampiukas, renkuosi kitą. Atkreipkite dėmesį, prie pelytės atsiranda pliusiukas, paspaudžiu, renkuosi trečią figūrą ir renkuosi ketvirtą. Auselėje formatuoti yra toks mygtukas grupuoti. Štai aš paspaudžiu grupuoti ir mano visa figūra susigrupavo, pasidarė kaip vientisas paveikslėlis. Dabar aš šitą savo figūrą galiu sumažinti, padidinti. Jeigu noriu, aš iš tiesų galiu štai prisikopijuoti šitokių panašių figūrų vienas į kitą, ne? Žodžiu, galima dabar daryti su savo figūromis kaip su piešiniu, ką norime. Perkelti, kažkur tai įkopijuoti, sumažinti, padidinti ir neatsiranda tokio dalyko kaip baimės, kad kažkuri figūros detalė pasimes. Gali būti taip, kad sugalvojate ir reikia dabar žiūriu, gal man šitam paukšteliui, kažkas panašaus į paukštį, dar reikia kokias kojas pripiešti. Na, sakykime, einu į auselę įterpimas ir dabar štai nupiešiu vieną kojytę ir galbūt dar nupiešiu dar vieną kojytę. Įklijuoju, štai dar vieną kojytę nupiešiu. Štai. Dabar, kadangi 2 kojytės nupiešiau, vėlgi einu, man reikia, kad tos mano kojytės būtų po figūra, tai iš tiesų auselėje formatuoti, pasižymiu savo visą tą paukštelį, kurį ir jį perkeliu į viršų ir lygiai taip pat šitą kojytę kažkodėl pasiliko, dar mano tas visas paukštelis turėtų persikelti į viršų. Štai, abi kojytės liko apačioj. Dabar jas reikia prigrupuoti, vėlgi Ctrl klavišą paspaudžiu, pasižymiu vieną kojytę, pasižymiu antrą ir pasižymiu visą paukštuką. Auselėje grupuoti, prigrupuoju. Štai, turiu dar vieną, sakykime,
dar dvi figūras naujas prigrupuotas prie savo senesnės tos figūros. Vėlgi, jeigu man reikia, aš galiu mažinti, didinti, štai labai paprastai. Sėkmės darbe.